Sveiki, būsiu dėkinga už laikus, komentarus. Pažiūrim šiandien ant taurių karalienės. Jau pradėjom žiūrėti karalienės, tai toliau ir tęsim. Po to jau žiūrėsim gal kitus. Dar liko pas mus monėtų karalienė ir viskas. O po to gal ateity kažkaip reikės mėnesių kiekvienai padaryti tokį kaip taroskopą. O dabar bendrą žiūrim, koks čia gal likimą visą parodys, gal tik tai dalį gyvenimo, ten kažkokius kertinius įvykius. Pasižiūrėsim. Nežinau niekada, kas iškris. Tai va. Gerai, taurių karalienė yra vandens ženklo. Žuvis, skorpionas, vėžys. Vandens stichijos, atsiprašau, ne ženklo, šis painė. Vau, kaip gražiai buvo praeitį, čia jaučiu, nes jūs kaip ir neiškrito. Nu, čia buvo su kažkokiu vyru, šeima, paremta meilė, saulė. Jisai gali būti ugnies ženklo. Negi išsiskyrė, taip gražu čia, žinokit. Dvi šeimos kortos, tiek finansinė gerovė, materialinė, kažkokis naujas darbas. Šeima paremta meilė, saulė, nu žodžiu, tiesiog nuostabu. Ir su finansais gerai, ir viską. Oi, kaip gražu, nenoriu būt daugiau. Negi taip čia baigė šitą istoriją. Ai. Čia svajonių buvo išsipildymas, suprantat? Giminės pratęsimas, gal net vaikai. Va, jūs iškrytot. Labai gerai, kad iškrytot, nes aš jau galvoju, čia prasidės labai blogai viskas. Tai pas jūs kaip ir va taip ir yra. Kaip ir taip ir yra, žinokit. Tik dabar jums pas jūs kažkoksai čia yra dalykas. Va šita korta teismų tokia, arba čia aukščiausios jėgos, kažkokia vis tiek konfliktinė. Su praeitim susiję, gal su vaikais susiję, nežinau. Kažkokia situacija neaiški. Iš kelionės gal kažkas apsireiškė. Kažkokia kaip su jausmais, meilė žinia, gal kažkoks dar vienas buvęs apsireiškė. Ar kažkas tokio panašaus. Jūs dabar esate prie meilės. Tokios nežinomybės kortos, tokia, kaip pasakyti, būtų blogos kortos, sakyčiau, depresinė, bet tai čia nėra tokių blogų kortų, čia vat, pasaulis, ne? Pasaulis. Iš toli gal žinios, čia va kelionė, arba kelionė gal su kažkuo mylimoju va savo tuo, kažkur nusimato galbūt, ne? Bet vat man va šitos dvi tokios konfliktinės kortos, nesuprantu, kodėl čia buvo. Kažkoks gal konfliktas buvo dėl kažko. Ai. Čia galėjo dar kažkas apsireikšti iš praeities pas jūs. Galėjo. Iš kelionės kažkokia moteris pas jūs. Jinai gali, kaip pasakyti, tokia prie finansų būti, arba tokia racionali, gali būti žemės ženklo. Iš kelionės pas jūs su jausmais. Nu, gal čia kokia draugė? Arba jūs gal važiuosit pas ją su savo šituo mylimuoju.
Nu ir čia ateityje. Darbe kažkokie konfliktai. Kažkokios pozicijos. Nu, kažkas susiję, kas su finansais, tai nebūtinai darbe gali būti, ne? Kažkokie konfliktai, kažkoks priimtas sprendimas bus. Arba jūs sužinosite apie kažkieno skyrybas, jeigu čia su santykiais vyras ir žmona, jo. Gal tas koks buvęs, pavyzdžiui, išsiskirs. Arba darbe tada buvo kažkokia konfliktinė situacija, žodžiu. Jūs ten stovėjot už savo pozicijas. Gal net išėjot iš to darbo, aš nežinau. Gali būti taip iš tikrųjų. Per kažkokį vyrą, bosą. Apgaulė. Čia jau ateitis, atsiprašau. Neišėjot, gali būti, kad išeisit per konfliktus. Čia kažkokia moteris gali būti ugnies ženklo. Su ją konfliktas irgi. Klasta kažkokia. Bet jūs nugalėsit šią situaciją. Nu, žodžiu, pasisaugokit tokios moters. Arba. Jinai slapta moteris kažkieno. Vandens ženklo gali būti žmogaus. Imperatorius. Svarbiausia vyro jūsų gyvenime. Nu, aš nemanyčiau, kad čia šitas. Tėvo. Gal sužinosit, kad draugė vyras neištikimas. Mamai vyras neištikimas. Nežinau. Mėgėjas išgerti šitas vyras. Pašvest mėgėjas. Bet iš kitos pusės jis toks padedantis kitiem arba empatas toks yra. Iš kitos pusės. Teigiamas jeigu. Nu, ir aš nežinau čia pas ką ateityje bus, bet tikrai bus pas kažką nepakeliama našta. Nepakeliama našta, kažkokie trikampiai, treti faktoriai, kurie kliūda, ne? Jums labai sunku, žodžiu. Arba sužinosit, kad kažkam taip labai sunku. Kažkokia pauzė, situacija ir sudaužytas širdis, nepasinaudotas šansas kažkoks tai. Pergyvenimas dėl to, čia dėl darbo gali būti irgi. Ir staigios permainos po pabaigo, nu nelabai gerai baigėsi iš tikrųjų. Čia arba jūs sužinosit kažkam tai bus, arba jums asmeniškai gal kažkokios didelės permainos. Bet aš nematau čia, kad grinai jau čia. Nu, šiaip gali būti ir su santykiai susiję iš tikrųjų. Bet gali būti ir su darbu, nes šitą kortą jinai vis tiek nepasinaudota kažkokia galimybė, praradimas šansų. Praradimas didelių galimybių, didelių finansų. Praradimas, nežinau, šeimos dėl trikampių, trišalių faktorių. Kažkieno, čia nebūtinai jūsų, čia jūs galite sužinoti apie tai. Ašgi sakau, čia dar kiti žmonės krenta, pas kurios gali būti taip. Nes pas jūs kaip ir ten labai nuostabu. Nu, aš dabar negazdinu jūsų. Pažiūrim toliau, kas jūsų laukia. Nes, nu, va čia šitos dvi mane biškė gadino vaizdą, bet šiaip tai super tiesiog, nu, nuostabu. Pas jūs turėtų būti, va, nesenai, va, tik ką įvykę būti. Nu, darbas, kad tas darbas, nu, tai rasit kitą, dieve man, problemas. Čia ne problema, žinot. Oi.
reikia saugotis kažkokie ten. Kažkas ten negerai, su kažkoks vedis gali būti, sakau, vyras, jis gali būti susijęs su darbu, tarp kitko, irgi jo. Kas laukia mūsų taurių karalienės ateity, koks jos likimas, kaip klostysis jai toliau gyvenimas. Ko gal reikėtų pasisaugoti, arba į ką atkreipdėmėsi. Kaip klostysis toliau gyvenimas. Nu, čia tolima korta pasaulio. Kažkoks vis tiek naujas gyvenimo etapas prasideda pas jūs, dėl kurio jūs labai kovojate. Tarp kitko, kova gali būti visgi su moterim kažkokia. Dėl va šito vyro. Visgi. Visgi gali būti. Visgi gali būti, jo. Bet dėl to va ta korta ir buvo tokia, nes jau neaišku, suprantat? Neaišku, kaip čia baigsis gal. Gal jis vedęs. Arba žinot, kad yra kita, arba ant skyrybų slenksčio, pavyzdžiui. Nu jo, čia gali būti toks dalykas, kad tai va tas, kur aš jums sakiau, čia ko gero tas pats vyras, tiesiog, kadangi nu nėragi dviejų kortų, ne kaladė, tiesiog mylimasis jūsų, ne? Gali būti, kad va, viskas labai šauniai prasidėjo, visgi pasitenta va, teismo korta ir buvo ten, ko gero, skyrybų korta, nes pas jūs ką meilė, viskas, šeima, viskas tvarkoja, ne? Bet aš tada sakyčiau, kad jisai čia ne su jumis skyrybos, nes jumgi krenta, čia jisai tada po kurio laiko nu, tipo, kažkokią pauzę, ne, pas jūs, tarkim, nes vyksta skyrybos pas jo. Ir jūs kaip ir laukime, ir po kažkurio laiko ateinate į tą darną. Po visų tų, kas ten turėsi tą viską praeit, ką aš pasakojau. Ir pabaiga, nes bus procesai. Bus procesai. Nu jo, bus čia konfliktai biški. Biški jo pabus. Nu, po transformacijos užtat pas jūs ateina po to laimės, suprantat? Jo, tai čia, aš taip suprantu, čia tas pats vyras. Tiesiog skyrybose dabar. Jo, jūs kaip ir slapta moteris galite būti. Jūs laimėsite šitą situaciją. Nereikia pergyventi. Nereikia pergyventi. Padės kažkokia jums draugė. Moteris kažkokia padės jums finansiškai, nebūtinai finansiškai, šiaip gali padėti. Nu, čia tiesiog korta taip rodo pagalbą. Nu, kažkam gali būti taip dabar irgi, kad, tarkim, pas jūs
jūs irgi, nu čia aš sakau variantus, jūs irgi esat šeimoje, nu tipo, tada atsiranda kažkoks buvęs, ane, kažkoks buvęs atsiranda. Vėl sukelia jums jausmus ir žodžiu, jūs svarstot palikti šeimą ir galite palikti iš tikrųjų šeimą dėl buvusio kažkokio. Arba jūs turite kažkokį vyrą, kuris turi, nu, tipo, skyrybos procese dabar ir pas jūs ta meilė didelė. Tai pas jūs prasidės toksai biški pauzė, konfliktinis periodas, nerimo tokio, kol pasišalins visi tiek trūkdžiai ir po tų visų transformacijų, kaip pasakyt, ateisite jau tada į tą darną, į tą laimę, žinot. Bet papurtis biški, sakau, emociškai. Ir bus biški toks uždelsimas. Tai va, tai ir taip gali būti. Nu, bet finalas užtat geras, kaip aš sakau. Nebūna visada. Ir po to galų gale jūs visgi pasinaudojate to šansu, kurio tamburė, nu, kurį praleidote antrą kartą. Visgi pasinaudojate. Ir ateinat į tą... į šitą, kaip pasakyti. Nu, į tą... darną santykių, be jokių kažkokių trikdžių, faktorių, suprantat. Čia vis tiek bus, sakau, ir draugai, ir yra gera draugė, yra iš kelionės kažkokia, ten gal mama moteris ar kažkas atvažiuos. Yra draugė, kuri padeda, yra gerų žmonių čia aplink jūs. Čia korta krito metų. Konkrečiai metų. Kas laukia jūsų ateity? Taurių karalienės. Netikėta pagalba jūsų laukia. Meilė jūsų laukia. Oficialios institucijos. Kelionė. Darbas. Namai. Tuoj pasakysiu bendrai. Taip. Praradimas darbo arba praradimai darbe arba kažkokia, nu, žodžio ir netikėta pagalba. Dabar namuose kažkokia irgi klasta, nežinau, namų praradimas, gal išvažiuosit į kelionę kažkokią, oficialios institucijos, žodžiu. Tai jeigu jau, sakau, jeigu tas žmogus, kuris skiriasi, ne vyras ten skiriasi, nu yra, arba taip gali būti, aš jums sakiau. Nu, tai automatiškai taip išeina, kad jūs išeinat iš namų, išsikraustot. Arba išvažiuojat dirbti kažkur į užsienį, irgi variantas, labai akivaizdus netgi. Bet aš negaliu garantuoti čia visiems, gal nieks ten kiti, bet kas tai nujaučia, kad taip gali būti, tai taip ir bus tada. Užsienį, ta prasme, darbas, išvažiavimas, nes ir ten pasaulį rodė, ir kad su darbu nelabai čia kažkaip jau. Čia nebūtinai, kad ten jūs atleis ar ką, jūs gal pati, išeisit, nes jums ten mažai, tipo, šitokia kaip skurdo korta, nelabai, ta prasme. Ir kartu tuo pačiu prie namų ir darbo kažkokia klastos korta, pabaigos korta, mirtis kažkokia, ta prasme, netiesiogiai galima suprasti, bet gali būti tiesiogiai, kaip kam, žinot, čiagi bendras būrimas. Bet kas man labai patinka, netikėti pinigai dideli. Netikėti pinigai.
testamentas, loterijos bilietas, kažkokia premija. Netikėta gal ta pagalba ir bus, bet jinai tada bus labai didelė suma, tada suprantat. Nu, kas jums yra didelė suma, tai va čia dvigubai. Nu, kažkokia kelionė, žiūrėkit, krenta vis tiek. Vis tiek kelionė labai krenta. Vyras iš kelionės. Kažkaip jaučiu, pakeisit namus. Gal pas tą vyrą, žiūrėkit, įsikraustysit. Nu, jisai toks prie pinigų, sakyčiau. Čia dėl kurio ta kova. Tai žiūrėkit. Pakeisit namus, nežinau kaip suprasti. Čia arba tiesiog ne kelionė dėl darbo kažkur ir nauji namai, arba tiesiog persikraustimas tada. Bet tada jau pas vyrą, su kuriuo kontaktuojat, meilė, gal net, nu, tipo, žinia, kontraktas, dar kažkas. Ir gausybės ragas, nu, žodžiu. Rožėm plota nebus, bet ir nebus, žinot. Bet užtat rezultatas koks fainas. Metai čia kažkur, metų bėgyje. Viskas vyks. Gal anksčiau kai kam, gal vėliau kai kam. Bet neilgiau metų tikrai. Oi. Tai net nežinau, ką čia dar pasakyt. Nu, ką čia dar pasakyt. Ar būsit laiminga vėl, nu, tipo, ar būsit laimingas su tuo vyru, kurį pasirinksite. Nu, ta prasme, su kurio santykiuose. Su kokiu vyru gal dar iškris. Nu, blemekški. Teks pabūti kažkiek, sakau, vienumoje, išeiti naują ir paimti pagaliau tą šansą. Kažkoks vis tiek, sakau. Nu ir meilė bus vis tiek. Nu, bet nebus, kad labai sklandžiai. Vis tiek kažkas vyks, sakau, va čia pergyvenimas, žiūrėkit, dėl namų. Išėjimas į apmąstymus, vienatvę, čia tokia, nu kaip pasakyt. Reikės kažką praeiti, kad prieiti prie šito, suprantat? Prie to saulės ir prie to bus dviejonių, bus tokia, tai šilta, tai šalta. Nu ir vyras tas pats vyras krenta, žinokit, ugnies ženklo, tai čia su juo bus vis tiek, bet kokiu atveju prieisite. Prieisite prie svajonių įsipildymo, prie komforto, prie pinigų, netgi gal būsit jo žmona, jeigu dar nesate. Bet sakau, čia po kovos, po kažkokių praradimų, tiek finansinių, po skyrybos kažkokios krenta man vis. Nu ir meilė, žiūrėkit, po to visko. Viskas bus gerai, nebijokit. Nu, ta prasme, ne, jeigu kažkas ten bus, žinokit, kad baigsis tai gerai. Nebereikalo taip vyksta viskas. Tas vyras pradžioje iškrito ir pabaigoje jis iškrito, bet kokiu atveju jūs būsit su juo. Nežinau čia kas toks, jūs pati žinot tikrai. Tai po visų šitų peripėtų jūs vis tiek būsit su juo. Taip kad sėkmės, laimės ir kuo mažiau tų neigiamų įvykių, daugiau teigiamų.